Tai sveiki visi, kas įsijungėt šią seriją. Man iš tikrųjų jinai yra labai įkvepianti ir tikiu, kad jums bus taip pat. Tai šioje serijoje kalbėjome su klinikos kūrėja Monika ir tikiu, kad tai, ką išgirsite, gali padėti jums geriau suprasti savo odą, įsikvėpti ir įkvėpti ją prižiūrėti ir padėkoti jai, kad jinai atlieka tokį nuostabų darbą kiekvieną dieną. Todėl kviečiu pasižiūrėti ir pasiklausyti ir geriau suprasti ir susipažinti tiek su Monika, tiek su Mano oda klinika. Monika. Labas. Labas. Tai sėdim tavo klinikoje ir esi tikrai žinoma už savo nuopelnus šitai klinikai ir kaip įkūrėja. Ir man norisi paklausti, tu kaip asmenybė, kokią žinutę, kokią, sakykime, misiją nešiesi šią akimirką ir kokią misiją nešasi Mano oda klinika? Šią akimirką? Šią akimirką. Šiaip plačiaja prasme, jeigu tai pasižiūrėti apskritai į visą tą Mano odą, gal kaip gimė ta mintis ir kai įkūrinėjom ir aš atsimenu, mes sėdam ir galvom tą pavadinimą, kokį tą pavadinimą padaryti ir ką šalia to parašyti. Kad ten pavadinimas, kažkas ir kažką. Ir man niekaip nesivertė liežuvis parašyti grožio salonas. Aš apie tai net ir negalvau, bet man net kartais trukčia akis, kai prie viso to, ką daro kosmetologai, parašo grožio salonas, kaip ir gerai, nes suteikiam grožį, bet mano suvokimu, man čia truputį gal šiek tiek yra platesnis aspektas. Tai turbūt ta žinutė ir ta misija yra, kad į odą pasižiūrėti šiek tiek giliau negu tik į grožį, o daugiau į klinikinių požiūrių. Ir aš manau, kad ateityje gal taps norma, kad mažės grožio salonų kaip grožio salonai, jie liks kosmetologai grožio salonuose ten greitom procedūrom, bet jeigu ateina problematika, tai kad jau eitų į klinikinį požiūrį. O ką tu turi omeny tuo klinikiniu, tuo visapusišku gilesniu požiūriu? Kaip tu supranti tą gilesnį požiūrį į odą? Kad nebūtų procedūra lygų rezultatas, nes tai yra labai laikina, labai greita. Procedūra turi būti ne pokytis, o žingsnis į rezultatą ir kad kartu dirbtų. Man šiek tiek nepatinka tas marketinginis galbūt požiūris ar visuomenės, kai procedūra prašo rezultatas, aš žinau, kad to klientui reikia, reikia kažką pažadėti, bet iš tikrųjų tai oda nėra siena, kurią gali perdažyti, va šitą esu kažkada sakęs, tu negali paimti ir padaryti ten, išnaikinti, nežinau, kaip pelėsi iš plytelių tarpų, taip neveikia, jinai duoda atsaką tam tikrą, tai jo, kad būtų tas ilgalaikiškesnis rezultatas, kad pasižiūrėti į organizmą. Mes tą labai daug komunikuojam, kad per odą mes matytume organizmą, nes oda mums duoda tam tikrus signalus. O galėtum išskirti tam tikrus galbūt problematikas ir kokią žinutę organizmas siunčia ir tada jau kaip iš tikrųjų tą odos problemą spręsti, nes kaip suprantu, tai nebus taip, kad mes nueinam į procedūrą ir mes gaunam rezultatą, kuris mums visą gyvenimą tarnaus. Tai čia yra procesas, į kurį įdeda, kaip suprantu, tiek kosmetologas įdirbia, tiek pats žmogus, tas visapusiškas. Man tada kyla klausimas, o tai kokias problemas tada kaip reikėtų spręsti, jeigu tuo vadovaujantis gilesniu požiūriu? Kaip turėtų atrodyti oda sveika, turi omeny? Ar, tarkim, jeigu beria tam tikroje vietoje, ką pasako organizmas? Taip, arba jeigu iš viso beria, arba jeigu aš turiu, tarkim, odos problemų, tai apie ką man reikėtų sunerimti. Bet dar paminėjai, kad kaip atrodo sveika oda, tai man irgi įdomu, iš tikrųjų, kaip atrodo ta tokia tobula sveika oda. Šiaip aš manau, kad į pirmą klausimą tu žinai atsakymą. Aš žinau, bet gal žmonės ir žiūrintys nežino, todėl... Tai bet kokiu atveju oda yra organas, kaip tai bebūtų, ir organas mums, kuris simbolizuoja mūsų vidinio organizmo būseną, nes oda yra šalinimo organas ir apsauginis. Šalinimo ir apsauginis, nes jis šalina prakaitą, išskiria tam tikrus riebalų sekretą ir apsauginis, nes apsaugo mūsų visus vidinius organus. Tokios dvi didelės funkcijos, kur atlieka. Ir jeigu jinai streikuoja, serga, yra uždegiminiai kažkokie mediatoriai, jinai
beriama, šerpetojama, raustanti, tai parodo, kad kažkas organizme vyksta nesklandžiai, tai nebūtinai traktuojama kaip ten jau, nežinau, mirk gyvenk, būtina spręsti. Tarkim, mano mažam vaikui yra dėmė ant žando monetinis dermatitas. Tai aš suprantu sąmoningai, kad jei kažką alergizuoja, kažkokį produktą, galbūt ar produktų grupę, ar produktų junginių grupę, aš žinau, kad ten greičiausiai tai išauks, bet aš turiu kontroliuoti, kad tų alergenų negautų labai daug, kad neplistų ant kūno. Aš gaunu signalą apie vaiko būseną tam tikrą. Tai jeigu beria, yra tikrai, kur mes galim beria ir aš matau, kad cukrų galbūt ten vartoja per daug arba neišsimiega. Kaip, žinai, burės būrė iš delnų. Taip, tai aš galiu plius minus jau pasižiūrėti ir nustatyti, spėti. Tai nėra tyrimo, tai nėra moksliškai patvirtinta, kad tu šakies matai, bet per praktiką tu suvedi tam tikrus galus ir gali galbūt greičiau užsimti odos kokybės gerinimu. O kaip atrodo sveika oda? Kaip atrodo sveika oda, tai šiaip, žinai, įdomu, kad anksčiau mes lygindavome su kokiu, gal nežinau, 100 žmonių bendruomenę, kai nebūdavo socialinės erdvės tiek. Tik su savo aplinka. Dabar mes lyginame su Visuo, ko matom. Visuo, ko matom, tūkstančiais. Ir dar tas lyginimas jis šiek tiek yra iškreiptas. Tai, o tau kaip atrodo sveika oda? Nu, dabar vat įdomu, pareplikuosiu klausimą. Tai visų pirma, neatrodo pavargusi, tai galbūt atrodo kaip tik pailsėjusi, šviesi galbūt net oda, sakyčiau, asocijuojasi, taip pat be bėrimų kažkokių, be raudonių. Gal tiesiog, sakyčiau, jo, šviesi, pailsėjusi ir tolygesnio, tarkim, pobūdžio oda. Tai vat, gal toks būtų mano supratimas. Nei vienas klientas neateina ir nepasako, žinok, aš noriu, kad būtų šviesi pailsėjus ir nei vienas atsigulęs taip nepasako. Visi pasako, žiūrėk, man čia yra dėmė, kažkaip pareiškėjo, man čia plačios poros, gal galima susiaurinti. Nu, ten beria, tai jau natūralu, kad mes turim tvarkyti tą bėrimą, arba jo, man labai rausta, man reaktyvi, arba man kažkur raukšlės, kaip ją sumažinti, kaip naikint. Tai nei vienas va taip neištraktuoja, kad aš norėčiau būti labiau pailsėjus, nes galbūt ir suveda, žinai, kad tada ir pasilisėk. Tai jo, norisi kažko greito. Tai mano suvokimu ir mano supratimu sveika oda yra neuždegiminė visom prasmėm. Neraustanti, neberianti, nereaktyvi, nešerpėtojanti ir komfortiška visą dieną. Tai mes visą laiką to siekiam, šalia to siekiam tolygios tekstūros ir tolygaus atspalvio, nes kartais šalinam liekamosius reiškinius, bet čia yra jau estetinis požiūris, liekamieji reiškiniai, bet sveikata yra, kada nėra uždegimo ant odos. O kaip atskirti, ar aš turiu uždegimą, ar neturiu ant odos? Jauti tai tikrai. Jeigu tu manai, kad ar turiu ar neturiu, tai greičiausiai neturi. Nes jau kas turi uždegimą, tai tikrai jaučia, nes reaktyvumas prasideda. Nu, kaip gali gal detaliau paaiškinti, va, pavyzdžiui, jeigu aš sėdžiu namuose ir visgi, nu, nesuprantu, va, dabar klausausi iš to pokalbio ir, nu, nejaučiu, ar pas mane yra tas uždegimas ar ne, tai kaip aš galiu identifikuoti, ar yra visgi. Ar tau oda komfortiška visą dieną? Ar tu apie ją pagalvoji dienos metu, kad o Jėzu, kaip karšta ten ką, nes esi pati tą pas mus paminėjus, kad man rausta, man aš jaučiu tą odą užsidegė. Iš kitos pusės kartais būna, jau ne per uždegimo prizmę, ten truputį kitaip veikia, bet tarkim per menopauzinį laikotarpį labai traukia, nu irgi diskomfortas. Tai irgi jau reikėtų, reikėtų atstatyti tam tikras struktūras, kad nesikompensuotų oda kitais aspektais, kad nebūtų didelio kritimo, didelio raukšlėtumosi. Tai čia ne uždegiminė galbūt pusė, bet vis tiek diskomfortas, kurį va taip suvedžiau šalia raudonio. Jeigu beria prieš ciklą, atrodo labai nekalta, va šičia, moterimi ypatingai hormonės sritis, kaip ir nekalta, su tuo galima gyventi, bet vis tiek toks diskomfortas vis tiek rodo, kad labai banguoja, per staigiai pakyla arba per staigiai nukrenta estrogenai, progesteronai, kažkas iš hormonės srities. Irgi kaip ir neturėtų būti, nes kada labai kyla hormonai, tada mes labai norim kažko nesveiko ir tada atrodo, kad prieš ciklą, bet iš tikrųjų po šokoladą, nes viskas, žinai, grandininė reakcija. Šerpėtojimas elementariai, kad ir tik skrydžių metu. Irgi kaip ir nekalta, kaip ir gali susigyventi, bet vis tiek rodo, kad organizme kažkas dar ne iki galo. Dermatitai paūmėjimas, kada labai sausa dehidratuota aplinka, nes dėl ko paminėjau skrydžius, nes labai dehidratacija didelio odos būna. Gerai paūmina, nu tokį stresą duoda ir plus labai daug laisvų radikalų gauna.
Tai Mhm. kada gauna labai didelį dirgiklį, oda iškart nebeatlaiko. Tai arba nedirbama su barjeru visiškai, arba organizmas irgi siunčia signalus, kad nu net laikau ir dar mano barjeras labai silpnas ir parodo. Tai kaip suprantu, kad tiesiog bet kas kelia kažkokią diskomforto būseną, tai ar tempia, ar ten kaista. Ir bet kas nėra tolygi, graži, pailsėjusi oda, tai jau gali signalizuoti visgi, kad kažkas vyksta organizme, bet man tada kyla klausimas, ar čia visiems per tą odą parodo, ar visgi, nes tikrai žinau žmonių iš aplinkos, kur atrodo kaip ir su oda viskas okei, bet skundžiasi, tarkim, kad turi tam tikrus ar ten virškinimo negalavimus, ar galbūt irgi tą patį, tai uždegimą kažkokią, tai man dar klausimas kyla, ar visada oda parodo, kad kažkas galbūt organizme nėra gerai, ar visgi vieniems žmonėms per odą, o kitiems žmonėms ne. Tai klausimas, ar tikrai tas diskomfortas visada pasirodys man. Ne, oda yra vienas iš organų. Gali parodyti per bet kurią kitą sistemą. Vienas iš dažnesnių sąnarių pojūtis, kur tu lipi laiptais jauti sąnarius. Nuovargio buvimas dienos metu. Toks ūmus jau nuovargis. Sunkus užmigimas, sunkus atsikelimas. Virškinimas labai didelis, irgi vienas iš organų, kur labai parodo. Ir mes labai susigyvenam su tuo. Tas truputį gal liūdna, bet žmogus ir, kaip sako, ir šuo kariamas pripranta, tai žmogus pripranta, kad ten pučia. Ypatingai vyrai iki kiek nukeliauja, kurių, nu jau tikrai, žinai, vos ne onkologija, nu gerai, jau naisiu pas tą gydytoją. Tai vien tas, kad žmogus pripranta ir traktuoja kaip, nu, va, ten, kad ir oda, nu, mano oda ten, nu, va tokia. Iš tikrųjų, taip neturėtų būti. Arba, nu, man pučia pilvą, aš negaliu valgyti pupelių. Nu, sutinku, bet kodėl taip yra? Jo, bet dabar man dar kilo toks, kad ypač dabartiniai visuomeniai, kultūrai mes kažkaip esam linkę kuo toliau, to labiau priiminėti, tarkim, labai tikrai nutukusius žmonės, kad viskas okei, arba jeigu aš ten turiu akne odą, tai irgi aš nesakau, kad nėra svarbu priimti savo kūno arba savo odos tokio, koks jis yra, ir žiūrėti su atjauta. Bet ką aš išgirdau, kad svarbu atkreipti galbūt dėmesį, kad okei, pasižiūrėti, kad galbūt mano organizme kažkas nėra gerai ir galbūt taip neturėtų būti. Ar ne? Tai vat oda, kiek suprantu, jinai tą signalizuoja ir mes galim taip pamatyti tada ir keisti kažkokius ten mitybos įpročius. Čia vienas iš signalų, tu arba ignoruoji, arba tvarkai. Bet bent jau suvokti, kad tau signalizuoja, net ir galbūt kažkas klauso, tai permastys per savo prizmę, tai man čia komfortiška ar nekomfortiška. Tai vien tai pasižiūrėti į odą ne tik kaip į estetiką, nes, aš galiu gyventi be, aš pripratau, ten viskas gerai, bėrimai yra sveika, aš vaikščiosiu be dekoratyvinės. Gerai, šiaip džiugu ir tas savivertė yra taip labai džiugu. Čia yra labai siektina net. Kažkas serga, ką galbūt reikėtų tvarkyti ir, aišku, organizmas labai užfonuoja vienas kitą. Nu, sistemos taip veikia, homeostazė vyksta. Kartais mes ten, nežinau, galim su labai labai žemu geležies kiekiu vaikščioti ilgą laiką ir nejausti energijos trūkumo, nes tiesiog užfonuoja ten, siunčia kitas sistemas ir atkompensuoja. Tai ir su oda ilgainiui taip yra. Ir tarp kitko, kuo ilgiau problema sėdi veide, jeigu žiūrim į estetinį požiūrį ir norim išspręsti tą problemą, tai kuo ilgiau dėlise, tuo mes ilgiau sprendžiam. Taip yra. Nėra, kad, tarkim, labai ilgai akne buvo, o išspręsim per 3 procedūras. Tai mes beveik 2 metus bėrė, tai iki visiško neatliekamųjų reiškinių pašalinimo spręsim 2 metus. Taip, kas mėnesį tvarkant, pradžiai gali reikėti kurso kas 2 savaitės, nes turim bakteriją pašalinti nuo odos paviršiaus ir tvarkyti, bet su liekamaisiais reiškiniais, kol pilnai oda graži, kaip buvo prieš bėrimą, tai užtrunkam tiek pat, kiek buvo problema. Geras šitas toks įdomus, bet įmanoma, svarbiausia, kad įmanoma ir tikrai pasiektina labai fainų rezultatų. Tai kaip suprantu, būtent klinika, jinai ir nešasi šitą tokį gilesnį visapusišką požiūrį, jūs tą norit perteikti ir žmonėm, kad... Jo, kad nekovotų su to oda, o toks suprastų ją. Galbūt taip, tokia kaip suprastų, kad tai yra tavo organizmo sistemos dalis. Ir tikrai viską galima padaryti ir labai didelių rezultatų, tik
jie būna nuobodus. Mūsų sprendimai dažnai būna nuobodus. Ai, tai ne aparatą, kokį ten, žinai, siūlysi, tai ne kažkokią greitą procedūrą, nes mes į tą basicą nusileidžiam. Šiaip man yra labai artimo, kažkada atsimenu, esu dalinusis slow living. Žinai tą terminą? Nežinai slow living? Ne. Kur viskas lėčiau, užtikrintai, bet iš to ateina ir laimės hormonai, tarkim, duonos kepimas. Yra slow living procesas, jisai toks, kol tu ją užsiminkai ten, kol ją iškepi. Daržininkystė irgi yra tas toks slow living. Viskas labai paprasta. Net mes keliaut mėgstam su šeima, tą slow tokį, mes su kemperiu labai mėgstam keliauti, tai išvažiuoji, tu ir keliauji, tą tikslą pasieki lėtai, tarkim, kažkokią šalį, bet tu jau nuo pat išvažiavimo iš karto keliauji. Nėra, kad stresuoji, kada nuskridai, tada ir tik jau kai būni toj šalyvo, tada atostogauji. Mes keliaujame nuo pat pradžių, bet lėtai, tas ilgesnis terminas. Soda lygiai tas pats. Taip, ir pasako, man ten reikia kažkokią, tarkim, nežinau, raukšlę. Tai mes tada pasižiūrim, galbūt ten kraujotaka nedirba, galbūt reiktų kraujotaką tada paaktyvinti, galbūt reikia pakelti, tarkim, užsiminsiu, man šitas probleminės zonos genetiškai yra ir man kolegė Monika sako, tau reikia čia triggerius išmasažuoti, išspaudyti ir tada automatiškai kils karkasas. O, geras. Ir toks, kaip ir galėtum čia kažkokį užpildą gal, ar ten kažką greitą rezultatą gautum, bet per ilgą laiką per tarpą tada lėtini ir tu gauni geresnį, ilgalaikiškesnį rezultatą, bet tai yra toks neįdomus. Dabar pasakysiu, tai ne procedūra kažkokia, kur staigiai pakėlė, o reiks kažką masažuoti, nesąmonė, kiti gali ieškoti kitos specialistės. Bet aš tą propaguoju tokį natūralesnį įsiklausymą į organizmą, pasiekti ilgiau rezultatą, bet jis ir laikysis ilgiau ir komfortiškiau visam organizmui. Jo, ir kaip suprantu, nėra tas toks vienkartinis problemos išsprendimas. Jeigu mes jau ateinam kompleksiškai, sprendžiam tą problemą, tarkim, ir per mitybą, ir per gyvenseną, ir per procedūras, tai žmogus greičiausiai jau ir nebegrįš, jau jis gaus tą rezultatą, jis žinos, kaip elgtis ir tada jam nereikės labai pastoviai sugrįžtančią problemą kovoti, nes tiesiog bus ta šaknis išspręsta ir jau kaip ir viskas, ir kaip suprantu, būtent šita klinika to ir siekia, sakykime. Jo, ir svarbu, kad žmogus pats pažintų galbūt save. Ir savo odą. Žinojimas nuo pokyčių nepadeda. No. Gerai būtų, kad nes mes pasakom. Kita vertus, man savotiškai smagu, kai ateina, kad ir kas mėnesį, mes ir siekiam to, kad ateitų kas mėnesį profilaktikai, bet ne tik į veido valymą. O kad į tiesiog tekstūros gerinimą, vitaminų pripildymą, nes ir yra tas ilgalaikė odos priežiūra, tokia, kaip lygiai tas pats slow living, kur ne kas pusę metų injekcijom turbo max ir ten naudoja paprastas priemonės namuose, bet jau injekcijos. Viskas gerai, kiekvienas turi savo pasirinkimą, bet į tą tokį po truputuką įvedinėti, nes organizmas geriau su tuo susitvarko, toleruojasi ir man labai patinka rezultatai. Man šiaip kosmetologio odos būna labai gražios, tik tiek, kad dauguma nesidaro savimasažų. Bet čia kita tema. Padarysim atskirą seriją apie šitą. Bet irgi labai ant bangos darosi tie savimasažai, tai aš manau, kad dar ateis tą bangelį ir jau kosmetologės visos turbūt darysis. Tikiuosi. Tai tikrai labai smagu girdėti, kad tas toks kompleksiškas požiūris odą ir labai graži žinutė, kad jūs siekiat, kad patys žmonės suprastų savo odą ir jai padėkotų, kad jinai rodo tam tikrus dalykus. Tai tikrai tas labai džiugu. Ir kiek žinau, pati domiesi gyvensenos medicina ir visais šitais dalykais, tai gal galėtum papasakot, kaip tu į tą įkritai ir kokie tavo planai galbūt ateityje ir kaip tu matai klinikos būtent, sakykime, veiklą ir būtent savo tą pomėgį gyvensenos medicinai. Tai čia dabar garsiai išduot svajonės. Jeigu noriu. Šiaip tikrai labai smagu, būtų įdomu išgirsti galbūt, kaip matai, kas tave įkvepia ir kaip matai sąsają tarp šitų kelių dalykų. Šiaip į tą įkritau, nes man tiesiog labai įdomu. Man čia kaip hobis pasidomėti, kaip tai susijęs su organizmu. Aš pati turėjau problemą, man irgi lygiai taip pat bėrė, ieškoju tų atsakymų. Turbūt jau dažnai tą pasakau, dažnai kosmetologai link to nueina iki procedūrų, tai man dar truputuką giliau tą gyvenseną visą pereiti. Bet aš
labai norėčiau dar daugiau gilintis, dar daugiau susijęti kiekvieną konkrečią problemą, nes kartais dar dabar reikia paspėlioti ir daugiau. Mm, Kai atsigula klientas, aš labai norėčiau matyti, ar tai tikrai su odos mikrobiota, kuris susijusi su žarnyno mikrobiota ir kokius galbūt aš galiu dabar medikamentus, ne vaistinius preparatus, bet galbūt per papildus padėti kartu atsistatyti, tarsi už rankos nuvesti iki sveikos būsenos ir po to paleidus, kad tai kas bus toliau, žinai, nes galim, ar visą laiką būsiu su vaistiniu tuo medikamentu, ne, nesinoriu. Tai kad paleidus mes pagalbą suteikiam, bet po to galėtų išsilaikyti rezultatas ir klientas suprastų, kur buvo problema ir galėtų tą pakeisti. Bet aš šiaip sveikintina ir pagirtina kosmetologai dabar ir per seminarus jau šnekasi, kad miegas, mityba, taram, bet tai dar labai abstraktu, ką aš girdžiu aplinkoje. Pasakyt, mityba, miegas taip, bet kas konkrečiau, nes mes neidentifikuojam kartais problemos, atrodo, taigi aš visai sveikai valgau, kodėl mane beria, aš sveikai valgau, bet ten kavinės dienos pietus, atrodo, taigi kaviniai salotos, kas ten, bet gal ten kažkas iš padažų, tai dar tas identifikacijos nėra, tai vat, mano svajonė, kad ateina, aš galbūt jau dar greičiau identifikuoju, kame problema, galbūt kažkokius ar tyrimus konkrečius, ar papildus, šalia pasiekiam rezultatų ir po to paleidus tas rezultatas išsilaiko. Bet jau dabar šiek tiek vyksta, čia man skamba kaip ir svajonė, tokia labiau galbūt intensyvesnė, bet ką aš girdėjau, ką aš mačiau, jau ir dabar taip darot su specialistais ir bandot atkreipti dėmesį, kas galbūt slypi giliau negu ta odos išorinė tik taip priežastis. Taip. Lyginant galbūt su bendrai rinka tikrai, aš manyčiau, galim pasigirti, kad to išsiskiriam, bet mano svajoniai, tas tikslumas, kaip mes turim tą padaryti, tai dar toks siektinas, kad labai, toks, kur, pavyzdžiui, kai mes parinkinėjom kremus, galiu papasakot, oda turi keramidų skaičių, pagrindinių 12, o ten aplamai 16. Ir, kad jinai būtų sveika ir ten NP, OP yra tam tikri pavadinimai. Pagrindiniai kokie 3 yra. Šitos nesigilinsiu. Taip, nesigilinant. Ir sako, klientas man traukia. Aha, čia tas toks. Ir mes, taip. Traukimas odos. Dienos metu. Ten prie kompiuterio sėdžiu ir noriu tarsi vidury dienos, taip žinai padarius jau traukia. Ir mes nežinom tiksliai, kurio keramido trūksta. Tada mes arba duodam visus 3, bet jeigu kažko per daug, tada gali vis tiek blizgėti arba kimšt. Mes turim pataikyti keramido. Tyrimų padaryti, kokių keramidų trūksta, nėra. Ir mes spėliojam realiai. Kosmetologija iki šiol yra toks spėliojimas, pabandyk tą. Ir kartais dėl to klientai pyksta, kad aš susipirkau ir man nepadeda, tai grąžink pinigus. Arba, nežinau, ten lankausi ir o kitas tik pataikom iš pirmo karto ir man čia stebuklas. Lygiai taip pat yra su bakterijų kiekiu ir su odos mikrobiota. Kad išbalansuotą mes matom. Bet ko konkrečiai trūksta, mes nematom kokios bakterijos arba kokios per daug. Tai ką mes darom, mes nurūkštinam, visas nušluojam ir tada atstatinėjam su produktais, kad galbūt atsistatys. Jeigu labai išbalansuota žarnyne, tada vis tiek grįžta, nes tiesiog kartu signalizuojasi signalų pagalba. O kitassyk užtenka tik nurūkštint, išnaikinti didžiąją bakterijų kiekį ir atstatinėti, atstačius nebegrįžta. Tai irgi mikrobiotos tyrimą padaryti yra, bet jie labai brangus ir toks, žinai, kur tą ploto siūsti. Tai mano tas tikslas, ta diagnostika gal dar būtų, kad tokia konkrečiai atėjo, aš matau, kokio keramido trūksta, matau, kokios bakterijos ne, ir gal net sumaišyti preparatą, iš vis būtų tobula, ką užtepti. O mes dabar dar spėliojimo būdu. Tai labai norėčiau, kad kosmetologija būtų mažiau spėliojama, daugiau labai labai tikslinga. Bet galbūt ir yra to spėliojimo, bet kiek žinau, jūs klinikoje labai didelį dėmesį duodat ir odos diagnostikai ir tikrai savo ir socialiniuose tinkluose šnekat apie cukrų, ten naujienlaiškiai irgi labai apima tas skirtingus, sakykime, kampus, ne tik apie ten kokį kremą, kada kaip naudot, ir odos diagnostikas darot, tai irgi sumažina turbūt to spėliojimo, bet jo kažkiek dar... Taip, tikrai ženkliai, nes mes galim pažiūrėti gilesnius sluoksnius, kartais atrodo, pamirštam, kaip atrodė prieš tai galime palyginti, galime išvengti problemas, nes matom pigmentaciją, tarkim, darosi, nesidaro. Uždegiminį foną vizualiai tiek nematai, kiek pamatai per diagnostiką, tai tą uždegiminį foną mažinti, polinkį į aknės bakteriją irgi matyti, bet dar yra begalės keramidų ir dar begalės bakterijų, kurių mes ne visada matom.
Bet taip, tuo keliu, tuo požiūriu jau dabar gyvenam. Jau, jo, va, todėl man irgi labai norisi paminėti, kad tikrai matau aš tą, kad spėliojimų iš mano pusės tai atrodo, kad tikrai net nėra, nes čia vat oda atrodo taip, čia gilesnis sluoksniai taip, darysim tą. Ir tada iš karto kažkaip toks labai ir pasitikėjimas kyla, kad okei, mes dabar tikrai žinom, kas darosi ir galim siekti tų visų rezultatų. Ir kalbant dar kaip tik apie klientus ir kad daro diagnostikas ir galit matyti tą problemą. Ar buvo kažkoks vienas klientas, pavyzdžiui, su kuriuo ar tau teko dirbti, arba galbūt kolegės pasidalino, kur kartu judėt tarp kažkokio proceso ir kur buvo toks momentas, kad supratai, vau, čia vat mano sritis, aš čia noriu būti, aš čia noriu dirbti ir aš noriu padėti žmonėms pasiekti norimų odos rezultatų. Į kokią sritį daugiau? Ir tiesiog buvo tokia įkvepianti kliento istorija, kuri vat leido tau suprasti, kad okei, aš esu savo vietoje, aš noriu toliau tai daryti, aš noriu daugiau skleisti šitą žinią, populiarinti kliniką, šviesti žmonės apie odą ir kad... Aš žinok, manau, čia man gimė tas ir klientas, kurį aš dabar prisiminiau pirmas, tai prieš kliniką. Dar nebuvo klinikos. Tada gal gimė mintis, kad aš noriu truputį kitokios tos kosmetologijos. Šiaip dar pakankamai jauna buvau ir kitur darbavausi ir galbūt po seminarų, mane seminaras labai įkvėpė su rūgštim. Nu, mano meilė yra kosmetologijų rūgštis. Aš sakiau, jeigu nebūtų rūgščių, tai aš nebūčiau kosmetologė. Tikrai. Tada būčiau gyvensenos medicinos specialistė, bet ne kosmetologė. Ir po to seminaro su rūgštim prisikalbinau vieną, man atrodo, buvo studentė, jei neklystu, aš jai padariau kursą, ją bėrė ir jai susitvarkė. Ir įsivaizduoju, kai tu pirmą sugalvoji padaryti kursą, padarytas procedūras ir tu gauni rezultatą. Ir tas toks geras, bet tą visą aknę galiu suvaldyti, atrodo, tai veikia, nes dažniausiai, kai tu darai, dar ne visada gaunas, tada gal bandai, gal numeti, gal vėl pabandai. Tai aš tada ne tą pačią dieną, bet po kokios savaitės, nu gerai, dar į darbą papasakosiu, ateidavo tada klientės, vis tiek kosmetologija būdavo labai platu. Ir vyresnės moterys, ir mamos draugės, ir problematika. Ir aš save pagaudavau, kai save analizuodavau, kad jeigu ateina vyresnė moteris, nu aš darau tą procedūrą, bet taip vos nelaukiu, kada baigsis. Ir darau masažą ir atrodo, nu jau žiauriai gerai padarau tą masažą, jau žiauriai ilgai darau, pažiūriu 5 minutės. O atrodo, jau masažuoju belė kiek laiko. Ir tada supratau, kad nu ne man. Jeigu aš laukiu su tuo klientu pakalbėti, man fainai, aš jo negaliu ten neik pas mane, bet aš matau, kad aš jam negaliu padėti, nes nėra įkvėpimo man jos odoj. O tik koks uždegimas, aš jau taip, nu kada čia tas, kada ateis tvarkyt. Ir tada, atsimenu, išėjau iš salono, kažkaip su mama susiskambinom, kad ten kaip sekas, ir sakau, mama, žinai, aš norėčiau turėti savo kliniką, bet tik geroj vietoj ir naują. Ir mama, nu, okei, vos ne ką vakarienį valgysi, nes toks nesvaik. Ir kažkaip tada pradėjau realizuoti mintyse, kaip tai turėtų atrodyti, ką tai reiškia, kad aš norėčiau turėti kolegę, kuri darytų masažus, kuriai tai būtų įkvėpimas, aš norėčiau likti tik su uždegiminėm odom, tik su rūgštim. Tai iš to ir gimė turbūt mano oda ir tas pirmas klientas, kuris įkvėpė. Taip, kad kiekvienas savo srityje ir tu pati savo srityje ir tada visi įkvėpti, visi domisi ir gali ilgalaikių pokyčių. Man dar toks gimė klausimas, nes išsianalizavau jūsų web ir tenai, pavyzdžiui, mačiau, kad yra skiltis ir vyrų odai ir man labai norėjosi pasiklausti, padiskutuoti, kaip yra su vyro odos priežiūra, nes atrodo visuomeniai mes kažkaip net neskiriam per daug dėmesio ir visada atrodo moteris visada turi kažką daryti, tvarkytis, o vyrai realiai jie turi ten 7 vienu metus visus prausiklius ir atrodo juos naudoja ir ten oda švyti ir ten viskas labai gerai. Tai man norisi pasiklausti, koks yra skirtumas, kodėl, pavyzdžiui, pas daugumą vyrų, ką mes matom, jie nieko nedaro, absoliučiai nieko, bet mes matom, kad kaip ir viskas okei su ta oda, o vat moterim reikia kažkodėl daugiau priemonių ir taip toliau ir panašiai. Tai koks yra tas skirtumas? Tai čia pirma klausimo dalis. Nes anatomiškai oda skiriasi vyram. Jinai storesnio epidermio yra šiek tiek.
visi sluoksniai, kiek oda turi, tai pas vyrus yra visi storesni sluoksniai ir jo, dėl to kapiliariai mažiau matosi ir visa kita. Bet iš kitos pusės, jau vyram, kai yra problema, tai mes ir sprendžiam ilgiau, nes visą tą odą, Jo, reikia jo, jinai būna ir ilgiau, dažniausiai ilgiau progresuojasi ta problema. Pas mus ateina arba moterų įkvėpti vyrai, kur nori prisižiūrėti, jo, paaiškina turbūt tą vertę, kodėl reikia, arba ateina jau ties 50, ties 60, kur jau ten prieš po rezultatus, tai gali iškart fotografuoti, nes tas prieš būna, kur jau tikrai matysi, kur yra problema ir kad ten yra problema. Tai absoliučiai Lietuvoje rožinė ir dermatitas pas vyrus 50. Ir jau būna taip įsisenėję, kurių turim šalia įvedinėti kartu su dermatologais antibiotikus. Nes, kitaip mes nepavaldus vien kosmetikai. Taip. Bet kaip suprantu, kadangi net nėra, jeigu taip žiūrėčiau, tarkim, nuo jaunesnio amžiaus, mes kažkaip vis tiek didesnį dėmesį maždaug moteris turi kažkaip anksčiau prisižiūrėti arba prevenciškai, bet mes neskiriam, kad vyrams lygiai taip pat turbūt reikėtų irgi prevenciškai prisižiūrėti ir tą veido odą. Ir kad jų laukia tos pačios raušlės senatvė ir taip toliau ir panašiai, kad ir mačiau, kad jūs skiriat irgi kaip ir tam dėmesio, kad lygiai taip pat vyrai gali savim rūpintis ir gali skirti dėmesio ir prevenciškumo savo jaunatviškumui. Ir kas fainai, kad po to jie lojalūs tampa ir pamato tą vertę turbūt. Taip, nes vertė tai didžiulė. Bet čia, manau, visuomenės požiūris dar iš seniau atkeliaujantis, kad grožis tik moterim, vyram ten tik tai, nežinau, darbai. Keičiasi tas, tikrai keičiasi, bet aš manau, kad dar vieną kartą turi praeiti, kad jau visiškai būtų normalu vyrai, moteris jau visi eina į tą prevencinį sveikatos palaikymo odoj, bet šiuo metu dar tarkim, kad ateitų 40-50 metų tiesiog pats vyras sugalvojęs, dar labai labai mažas procentas, labai mažas. Dažniau moterų. Bet norėtum, kad daugiau galbūt taip visi gražiai, harmoniškai visi skirtumėm laiko savo ir odai. Aš gal norėčiau ne tiek, kad būtinai čia visi laiko skirti savo, nes gal vyrai kitaip skiria laiko savo. Pavyzdžiui, mano vyras tai žvejoja, bėgioja ir visa kita. Tai tas, kad saviraiškos klausimas jisai būtų, bet aš norėčiau, kad ir vyrai išgirstų tą žinutę, kad jų odos irgi gali strigti ir jas reikia tvarkyti ir ne tada, kai jinai yra įsisenėjus. Tai gal labiau pradėti nuo tos sveikatos prizmės, o po to jau, jeigu yra poreikis, tai be abejo ir į anti-agingą. Ir jo, aš norėčiau, kad galbūt pabandytų pradžiai nuo procedūrų ne iš karto nerti injekcijas. Kad dar truputį tą holistiškumą išlaikant ir kitą kampą paliestų. Taip. Bet aš vis patikėdavau, kad, nes tikrai ateidavau, pavyzdžiui, procedūrą ir man sako, 5 procedūros ir mes jau čia išspręsim tavo problemą. Tokia, gerai. Praeina tos 5 procedūros, nusipirku ten visas priemonės ir taip toliau ir panašiai. Trumpam laikui sutvarko, po to vėl viskas grįžta ir tada aš vėl grįžtu pas specialistą. Tada, tai ne, čia viskas vėl gerai, mes vėl pavalysim ir čia kartais tai būna. Tada vėl nedingsta, tada kitą specialistą, tada vėl vis tiek niekas nesikeičia. Eini pas dermatologą, kuris tau sako, tai kaip čia, kas čia. Ir pasako, čia tik tai pieno truputį nevalgyk ir viskas gerai ir tada jau turėtų sutvarkyti ir tada vis grįždavo ta problema. Tai man tada gal, kadangi aš perėjau ir norėčiau, kad daugiau žmonių tai to nereikėtų pereidinėti, tai man tiesiog galbūt kyla klausimas, kaip žinot, kad čia mano specialistas, kuris man tikrai padės išspręsti arba kaip nepasiduoti tam tokiam labai fainos idėjos, kad užteks tik tai 4-5 procedūrų ir viskas tavo problema dings. Tai žmonėm, kurie sėdi su vis šita ta tokia atsinaujinančia akne, tarkim, arba problema, tai ką jiems būtų pravartu žinoti apie specialistus ir kaip išsirinkti galbūt tinkamą kliniką ir specialistą? Nežinau. Nuojauta. Nežinau. Kaip išsirinkti tobulą vyrą? Nuojauta. Nežinau. Iš tikrųjų nežinau. Aš galbūt nuėjusi pas tą specialistą per tą procedūrą suprasčiau, ar ten man ar ne man, turint žinių, kad žinai galbūt ką identifikuoti. Bet... O tada kokias žinias turėtų turėti žmogus, renkantis specialistą, tarkim? Nes ką aš dabar galiu pasakyti, tai rinkčiausi dabar specialistą, tai
tikrai, kur ir klinika, kur aš matyčiau, kad yra komunikuojama apie skirtingus dalykus, nes kaip užsibaigė mano ta aknės istorija, tai kad tikrai trūko kantrybė jau viskam ir aš nustojau visiškai visas priemonės viską naudoti, nes tiesiog vos net tūkstančiais, jūs galima sakyti, buvo išleista pinigų tenai. Ir padėjau tašką ir tada nuoširdžiai tiesiog galvojau, okei, keisiu visą gyvenimą, visą mitybą ir taip toliau panašiai ir susitvarkė man visą aknę. Ir dabar vat, aš rinkčiausi specialistą vat, arba žmonės, kurie tiesiog šneka, žino ir atkreipia į šitos dalykus dėmesį. Tai apie ką reikėtų klientui žinoti galbūt arba atkreipti dėmesį, ar ten svarbu, kad apie mitybą, ar svarbu, kad specialistas tam pavyzdžiui nežadėtų, kad vienas kremas ten jam pakeis gyvenimą. Tai vat toks, nes aš pasimokiau šitų pažadų. Bet, ir man... žinai, aš galvoju, yra klientų, kuriem tinka tas modelis, va kaip tu buvai, kur patvarko tam kartui ir, ir net nenori, ir net erzina, kai pasako apie mitybą, nu aš nenoriu nieko keisti, man viskas, that's okay, aš galiu ateiti ten ir bus uždegimas ir vėl. Tai jis gal kaip ir atrado savo specialistą, tą ir padarė. Nu, dėl to ir sakau, kad nežinau, kaip atsirinkti specialistą, nes kiekviena vertybinė prizmė yra visai kitokia. Ir kitą gali labai suerzinti, kad čia, nu, duok man priemonėm, padaryk, aš galiu bet kiek leisti pinigų, aš nenoriu nieko keisti namuose. Tai jis jau ir atrado savo tą specialistą ir jie komandai puikiai ir veikia. Kitam, bet galbūt suerzina tas, kad, nu, kodėl man atsinaujina, man pažadėjai 5 procedūros, kodėl atsinaujina. Vat galbūt tas patarimas būtų, kad lūkesčiai sutaptų, kad galbūt tada per pirmą procedūrą išsiaiškinkit, ar viskas gerai, kas bus, jeigu atsinaujins, ar aš noriu daryti kažką namie papildomai ir nenoriu, ar aš noriu tik prislopinti priežastį, nešalinant šakninės priežasties, nu, tarkim, sumažinsim, mes pagerinsim tą būklę, mes ten galim pakovoti su tą būklę ir ją prislopinti uždegimą, bet mes jo neišspręsim ir viskas su to yra gerai. Kitiem ir gerai, tiek ir nori, simptomatiką sumažinti. Kitam, bet sakai, nu kodėl atsinaujino, aš tai tikėjausi, kad nebeatsinaujins, tai jūs nesusikomunikavot, kad gali atsinaujinti. Tai jo, turbūt tas komunikavimas, aš manyčiau. O įmanoma visiškai, pavyzdžiui, problema, nu, tarkim, ta tokia, kaip suprantu, jeigu, tarkim, yra polinkis atsinaujinti aknei, tai ar galima tiesiog vien kosmetikos pagalba ją ir tiesiog tvarkyti viskas okei ir mes pasieksim tos sveikos, tobulos odos rezultatą, apie kurį mes kalbėjom pradžioje? Kartais taip, kartais ne. Nuo daugiau faktorių priklauso, bet šiais laikais kosmetologija ir kosmetika yra wow. Ta, ką turėjom prieš 10 metų, prieš 15 metų, tai šiuo momentu, nu, kaip dirbtinis intelektas ta kosmetika. Tikrai. Taip yra, galiu buitiškai pabandyti papasakot, tarkim, įsivaizduok tepant ant odos rūgštį, oda reaguoja, jinai siunčia signalus, nu, jai skauda, griaužia ir klientas kaip ir negalėtų išgulėti, mes nenuskausinam, nei niekuojam jokių preparatų. Ir automatiškai, kai oda signalizuoja kažkokį, nu, vat, kad man čia kažkas, taigi dega, nu, negerai, kažkoks svetimas preparatas, jinai siunčia visus mediatorius, jinai išrausta, nu, jinai signalizuoja visaip kaip, kai ateina tie mediatoriai, gali tinti, gali atsirasti tam tikros. Tai kosmetika apgudrauja, yra tam tikri slopinami tie mediatoriai, kad tu galėtum aplikuoti rūgštį ir naikinti bakteriją, bet va taip truputį... maloniau. Ne tiek maloniau, kad tau neskaudėtų gulėti, bet tam, kad neatsiųstų visos gynybos, kad pristabdo. Viskas gerai, aš čia dirbu ir iš karto ramina. Tam tikrus uždegiminius mediatorius, yra tam tikri kompleksai. Iš kitos pusės, jeigu mes labai stipriai dedam rūgštį, jinai gali, nu, kaip nusibrozinimas atsirasti. Frostas vadinasi, šašai po to darytis. Tai irgi yra dar tam tikri, kur kaip taksistai įneša rūgštis giliau, kad paviršiaus nepaveiktų, bet giliai veiktų uždegimą. Tai veikliosios medžiagos kaip yra apvilktos, kaip kad pasiektų tą uždegimą. Tai yra, sakau, dabar kaip rūgštis yra kaip dirbtinis intelektas. Aš matau tą tavo įkvėpimą, kaip kalba apie rūgštis viskas jau čia. Tai va, tai su kosmetika mes tikrai galim, tik tiek, kad reikia tada eiti stabiliai, kas mėnesį tvarkyti ir jeigu klientui yra viskas gerai, tai viskas gerai, nu, susikalbėjom, jeigu tokie lūkesčiai. Aš visą laiką labai stengiuosi, mane šiek tiek dirgina ir man tas toks
kirbindavo, aš nesijausdavau laiminga, kai klientas su problema grįžta kas mėnesį. Nu, aš tiesiog viduje nelaiminga, tada kažkas ne taip, aš ieškau daugiau atsakymų ir tada klientą kalbinu kažką galbūt keisti ir dažniausiai prikalbinu, bet jeigu ir kosmetologai gerai, ir klientui gerai, tai visi laimingi. Jo, vis tiek sakai. Tai gerai, tai gera žinot, kad tiesiog susitart lūkestį, kur mes norim, ko mes siekim ir ką mes esam pasiruošę. Ir jeigu ten klientas, pavyzdžiui, yra pasiruošęs jau full on, viskas 100% noriu atsikratyti aknes, tai, kaip suprantu, galima šitą iškomunikuoti ir tada žiūrėti, ką keisti tiek gyvensenai, tiek su problema išoriškai. O jūs turbūt klientų per visą šitą laikotarpį, kiek dabar egzistuoja jų klinika metų? Visą statybų procesą pradėjom 2017. Beveik 10 metų. Bet dar apie metus laiko įsirenginėjom, tai plius minus jau arti 10 metų. Okay. Tai jau tikrai nemažai klientų buvo turėt. Tai ką norėtum, kad pavyzdžiui žinotų mano klientai? Vat, dabar turi galimybę turbūt pabendrauti su dauguma klientų, nes galbūt kasdienybėje tau netenka susidurti su jais. Vat, ką norėtum jiems galbūt perduoti, ką jie norėtum, kad žinotų ir tavo erdvė žinutei, būtent mano klientam. Šiaip su klientais, tai mes labai artimai komunikuojam ir procedūrų metu, o jeigu būsimais klientais, tai... Ir būsimais, ir dabartiniais nepamirš, bet tu kaip įkūrėja būtent gali. Jo, aš norėčiau, kad į odą pasižiūrėtų giliau. Per odą pasižiūrėti savo organizmą. Jau artėjame pabaigą. Tai galbūt yra kažkoks labai svarbus, fainas dalykas, kurio mes nepaminėjom, bet tau jisai atrodo svarbus ir norėtum galbūt jam skirti daugiau dėmesio ir dar pasakyti paskutinės mintis apie jį. Kažko, kodėl neaptariam. Ne, nebent tik tokių, žinai, dar kur po to diskusiją galim įsivelti. Tai pasidalink ir tada leisim žiūrintiesiems nuspręsti, ar bus įdomu pamatyti kitą šią temą ar ne. Tai... Nebūtina visiems naudoti paakių kremą, nebūtina naudoti toniko, nebūtina tepti 2 pirštų SPF-o. Aš žinau, noriu tai griauti socialinės medijos visą tą, nes ta kosmetikos rinka turi ant kažko vis statytis, kad daug vidinių niuansų, dėl ko tai stato ir dėl ko sako, kad reikia, bet žiūrėti savo odą individualiai. Ne, dar ką labai norėčiau, bet galbūt, kad pasitarti dėl savo odos priežiūros. Nepirkti pagal etiketę, nes etiketės visą laiką daug žadančios, čia tiesiog reikia surašyti, kad, tarkim, nuo spuogų ar ten nuo raukšlių, atsižvelgiant į tam tikras veikliąsias medžiagas, bet tai nėra individualiai tau pritaikyta. Galbūt tas veikliąsias medžiagas kartu derinti, kad pasitarti dėl savo odos priežiūros, kad pasižiūrėti tai truputį rimčiau, ne tiesiog, kad, ten, nežinau, dušo želė ir bet koks kremas ir ten po to, truputį reaktyvi oda, bet nesvarbu. Tai individualizuotis, jo. O vat, pavyzdžiui, žmonės, jeigu dabar žiūrintis, ar jie nori kažką pradėti varkyti, ar jie gali rašyti jums, mano oda klinikai, socialinius tinklus, klausti klausimų ir tiesiog išsiaiškinti galbūt, ką reikėtų, ko nereikėtų daryti. Taip, mes labai, labai atviri. Aš laikyčiau, kad mes labai atviri, labai visus priimam, labai visais norim pasirūpinti ir tikrai dabar turim didesnės pajėgas atsakinėti greičiau, plačiau ir šiaip socialinė medija truputuką dabar kryps į tą holistiškumą, galbūt net ir šiaip atsakymų ras ten daugiau, mažiau galbūt nueiti į tą tik procedūrą, kad va čia užtepė, nutepė, tada ramparam, bet į visą tą prasme, ką mes apkalbėjom. Tai, žodžiu, gali drąsiai rašyti. Sakė Monika, rašys ir asmeniškai kartais. Tai tikrai labai smagu girdėti ir tą dar dėmesio personalizuotumui, nes kalbėjom ir su Martyna, kad labai personalizuotai viskam, kiekvienam klientui darot, nes oda yra skirtinga ir skirtingus dalykus parodo, tai tikrai labai džiugu. Ir gal tu irgi turi kažką pasakyti, kodėl toks dėmesys personalizuotumui didelis klinikoje? Nes basic neveikia.
mes esam visi išskirtiniai Taip. ir autentiški, ir reikia Tikrai skirtingų. bandžiau ir aš, ir atrodo, tam veikia identiška oda. Net gali atrodyti identiškai, duotų tas pačias veikliąsias medžiagas, neveikia. Nes neveikia, nes mes skirtingai einam miegoti, skirtingai pavalgom, nepaisant to, kad atrodo oda tokia pati. Bet neveikia, dėl to reikia truputį daugiau pasigilinti į žmogaus organizmą, jeigu norim duoti didesnį rezultatą ir ilgalaikiškesnį. Taip. Pritariu. Tai tikrai ačiū tau, Monika, kad įkūrei visą šitą nuostabų dalyką. Aš pati asmeniškai labai džiaugiuosi atradus šitą kliniką, nes man taip gera matyti tą, man asmeniškai irgi rūpi ir grožis, ir estetiškumas, bet aš supratau, kad to nepasieksiu, jeigu nežiūrėsiu holistiškai, nes tiek ir kosmetikos priemonių reikia, tiek ir prisižiūrėti save ir pasivaikščioti, išeiti ir mitybą prisižiūrėti ir taip toliau ir panašiai. Tai aš labai tikrai džiaugiuosi, kad yra tokia klinika, kuri tikrai giliau leidžia suprasti mums odą ir kviečia ją suprasti ir kad nebūtų toks, o Dieve, aš turiu aknį ir čia aš dabar nemėgstu savo odos ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai labai džiugu, kad einat per tą prizmę, kad jo turiu aknę, džiaugiamės, kad oda parodo ir mes galim ją kartu išspręsti. Tai tikrai labai džiugu, labai dėkoju ir labai nekantrauju pamatyti, kur, kaip, kas atsidurs po kažkiek laiko su mano oda. Dar po 10 metų. Dar po 10 metų ir kaip greitai išsipildys tavo svajonė, nes aš tikiu, kad išsipildys. Ačiū tau.